Obelių miesto bendruomenės projekto metu gyvenvietėje pakeisti 25 gatvių šviestuvai. Naujų ekonomiškų šviestuvų dėka prailgintas ir gatvių apšvietimo laikas. Mūsų projektas Obeliuose vadinosi Tebūnie šviesa. Jo tikslas buvo, kad pakeisti senus dar sovietinius šviestuvus į naujus, mažiau naudojančius elektros energijos. Kadangi šviestuvai buvo mažiausia galingumo 250, pasistatė po 150. Obeliuose gyvena 1500 gyventojų. Miestelį kerta magistraliniai keliai, jo apylinkės vienos avaringiausių rajone. Todėl buvo itin svarbu, kad miestelyje šviestuvai veiktų kuo ilgiau. Tačiau gatvių apšvietimas Obeliuose buvo įrengtas dar sovietiniais metais ir dėl netaupumo gatvės galėjo būti apšviestos trumpiau. Ir tas projektas buvo derinamas su bendruomenė, kuriuose gatvėse pakeis šviestuvai, kad būtų šviesiau. Ir buvo pasirinktas gan pagrindinės judrios gatvės, kur daug transporto juda ir gan nesaugu pėstiesiems tamsiu paros metu vaikščioti. Miestelyje yra vaikų globos namai, gimnazija, pradinė mokykla, darželis, neformalaus ugdymo centras. Šios įstaigos jau dabar jaučia tiesioginę ilgiau apšviestų gatvių naudą. Obeliuose pagyvėjo kultūrinis, socialinis gyvenimas, tapo saugiau vaikščioti apšviestomis gatvėmis ir gyventojai pajuto naudą iškart. Tai mes kaip planavom pakeisti šviestuvus, kad daugiau apsišviestų, arba kur keitėm tik tai vieną šviestuvą, tai automatiškai mums gavosi taupimas ant elektros energijos ir buvo pratęstas apšvietimo laikas gyventojams. Tai gyventojai Obelių bendruomenė nuo to labai tikrai daug išlošė. Obelių bendruomenė kartu su seniūnaičiu tarėsi, kokias gatves įtraukti į projektą pirmiausia. Bendruomenės nariai nutarė, kokia turi būti šviestuvų išdėstymo gatvėse schema. Gyventojai turėjo susitvarkyti medžius ir želdinius, kurie galėjo trukdyti vykdyti darbus. Į projektą įsitraukė bendruomenės klubai, senoliai, moterų, sporto klubas. O patį projektą planuojama tęsti ir Antanašės, Stasiūnų ir Obelių priemiesčio kaimuose. Lesto operacija 2020 tęsiasi. Įjunkite atsakomybę, išjunkite abejingumą.